Ei, žmonelių, atrodo, kad sekmadienis neturi ko daryti. Tai dar kartu visi paplokim jubiliatoj folkloro ansambliui Žvangutis ir vadovei Renatai Sliklieniai. Nu, apstaukit jau gana. Taigi, Žvangutį atsimenu nuo tokio iki dabartinio laiko. Tai yra pats nuostabiausias kolektyvas, su katruo bendraunam visus 10 metų, tik žinoma, jų šiandien labai daug. Jie pradėjo nuo gražaus festivalio Dzūkų godos Marcinkonyse. Ir pirmūros aš juos pamačiau Marcinkonyse. Dabar jau buvo 5 metai, buvau, dabar 10, būsiu ir ką bus 100, žuėsiu iš ty. Taigi, viskų šiandien gražiausius plojimus skiriam Žvanguciui, Alytaus kultūros centro folkloro ansambliui. Gerų jum, nesėdėkit, pasisopkit, patripsėkit, žinokit, labai cenai šalta, tai paskui užšalsit. Sėkmės visiems. Būkit pasveikyti visi, nunai suvažiavę, suveilį. Navicų skrydį šitų šventį. Mistinam, kad jau markatni tikrai nebūkis ir veselai pralaisit čia. Su mumis, su mūsų draugais. O jau tepkų čia viskį prisminusis, jau viskį užsiminė. Nu, kad 2014 metais mūsų giedrukas, kad mes taip sakom, Pinalytų pargrįžęs po savo mokslų, etnomuzikų mokinosi. Ir te jam ant mislios sužėjo, kad tai Alytun nėl folkloro ansamblio nėra. Yra tie kapelų, tep tokių ansambliukų, ale cikro folkloro ansamblio ir nebuvo. Nu tai kuis tie vienu kitų moteriškį pasvadzino, susėdų prikabino, kad ir žinau, čia šiandien yra kažkur tai. Ir jie pasėmė harmonikų ir pirmūros, tai kokia tai buvo. Kermošius kokis tai rudenin buvo. Padainavo, pagraino, nu ir te per Alytų kapį perėjo to žinia. Ir aš jau paskui antrūros kap jau tai irgi atajus jau buvau. Ir tada mes paruošėm programų advento ir te gruodžio mėnesį jau pirmas mūsų koncertas čia kultūros centre buvo ir tada jau pasikrikštinom tuo Žvanguciu, kad ryščiai skamba. Arkliam kur kabina. Tai va su tais zvanais, taip tų 10 metų pradzvaninom ir va jau pasugėjom ošmą. Senų dainukį, katrų labai mylim ir dar ties moteriškutės ir susdainuosim sesulais. Dainuok sesula, kol nakčiai selis, kol dar nesėti šalį bernelis.
Čiesas ajo, po biskutukų mūsų kolektyvas kaip ir didėjo. Ir, можно priskaičiuoti mūsų lyg daugiau negu 20 asagų. Ir nuo 20 lygi 80 metų, va, pas mūsų visokių yra. Ir visi labai atvatni ir veseli. O dar labai džiaugiamės, kad pas mus tepių vyrų, o aš vapiria, ypač žinot, kad tie vyrai šiais čiesais, taigi aukso vertės. Ir, paprašysim vyrus čia kur nors truktelt, kur yra apie žirgelį? Oi, žirgė, žirgelį, žirgelį. Džiaugiamės už vyrus. Taip, per tų 10 metų, mes į aplaikį visų Lietuvų, можно sakyti, ir kur mes čia nebuvį. Radviliškin buvom, Rokiškin, Joniškėlin, Zapyškin, bet tam didžiausiam Dzūkijos mieste, Vilniun buvį. O jau susėdus visus, tai jau ne vienu ros aplankė. Ir Druskininkos, ir Varėnon, ir Lazdijos, Birštoni, visur pabuvį. Dar labai džiaugiamės, kad 5 metai iš eilės mes labai draugaunam su Pasaulio lietuvių bendrija. Katroj Lietuvon daro stovyklas ir vaikučiam, ir mokytojom. Tai mes juos mokinam ir dainuot, ir grait, ir taip visokiausių darbokų. Tai vainikus pins, tai velts, tai lėlukės iš siūlų daryt, tai laivelius, visko, ir viskas tiem vaikamgi labai cekava, visko jie nori. Tai va labai džiaugiamės. O dar norėtum pasikvolyt, kad per tų 10 metų Lietuvon buvo 2 dainų šventės. Ir mes jas abidvi buvom atrinkti. Pirmų ros paruošėm programų apie ulonus, o antrų ros, šįmet, ką buvo to 100-mečio šventė, apie mūsų skripkorių algelį. Tai va šitų metų dainų šventės, darties ir dainukė ant kalno klevelės. Ant kalno klevelės. Sėdėjo
Atėmė iš šitų šnekėsių. Tai, kaip matot, mes tyva kampukam turim biskį ir tokių kapelokį nedidelių muzikontų va instrumentų, tai mums kultūros centras te parūpina visokiausių. Tai dar ties paprašysim tos muzikantus, kur nors veseliau pagraits, gal kokį kadrilį. Pagraisim kadriliu. Muzikontų dar nepalaidžiam, dar ties eisim tansavots, mes ne tik dainuots ir graits mokam, ale tansavots, dar ties bus 2 tanciai, o katrieji taip pasakys muzikontai. Šokiai, nu patansuokim, tai pirmas šokis, mūdu 2 braliukai. Visi gali šokti, pritarti ir šokti. Ir dar vienas puikus Zūgišio šokis - sokcinukas. Ar pasiruošę žiūrovai šokti? Pažiūrėsim.
negražai šoko, kad ten menkai plaujat. Nu, va. Ale taisyk ir taisyk, kožnų rozų. Taigi prieš jūs nuostabusis Žvangutis. O dabar man įsakyta, nepraneši iš karto, kuriuorai nuknausės ir Inžanį. Kolektyvas sveikina savo vadovį. Kur geras kolektyvas, kabucuotis tai jauniausių palaido. Taigi dar kartu visi paplokim jam, tai yra šaunuoliai ir džiaugias visa Lietuva, kad mes juos turim. Taigi, in scenų kviečiam Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro folklorų ansamblį Dūmė, vadovė Dalia Zagurskienė. Labą dieną pirmiausiai visiems čia susirinkusiems. Tokia pilna salė seniai tai būna, kaip čia pasakyti, retai tai būna, ko gero. Na ir mes atvykome į Žvangučio gimtadienį iš tokio labai gražaus miestuko Balbieriškis. Irgi dzūkai, žinokit, ten pagal ribą suvalkiečiai, bet šiaip mes paribys. Tai tokie kaip ir dzūkai. Ir vis tiek dabar prie savį nori matyti Žvangučio vadovę. Vadovę ir žinokit, išduosiu paslaptį žiūrovai, kas nežino, buvęs pradininkas vadovas Giedrius. Ai, visi čia ir sėdi, jas nematau. Jis mūsų direktorius. Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro. Tai baba. Ir žinokit, labai jau nejauku po tokio didelio būrio. Čia mums mažai grupukiai žinot. Ir orai tokie, ir sergam, ir dirbam. Nu, ko padarysi, bet kad jau direktorius nenubaustų, mes turėjom vis tiek atvažiuoti. Tokia aktyvus tėvus. Tai labai sveikinam iš tiesų, tai linkim ilgai gyventi, ilgai gyvuoti ir dainuoti ir dar ne vieną dešimtmetį švęsti. Taigi, sėkmės jums ir gyvuokit ilgiausius metus. O čia dar žvangas. Nu, žvangutis tai turi žvangėti, ne? O tas pyragas, tai kiekvienam įsivaizduokit, kad po gėlukį gaunat. Ragaukit visi, gal dar ir kitiem teks. Tai va, o dar ties mes. Keliaujančiam pro Balbieškį, tik kur Nemunas daro vingį, atsiveria 40 metrų atodanga. Vietinių Panelės kalnų vadinama. Nuo jos reginys tokis, kokio dar nepatyrei. Nematęs Nemuno nuo Balbieškio šlaito, negali sakyti, kad esi matęs mūsų upių tėvą. Visi atvykstantys ir parvykstantys į gimtuosius namus būtinai tai užsuka pasigrožėti nuostabiu vaizdu. O kur dar pilnos pakrantės raudonuojančių pucinų? Koži pucinė, koži žaliasai, koži, kap mane užti, oi liūdna, kap mane užti, oi liūdna, atei šaltas rodė. Cienia,
O dar ties, vien tų vyrukų pavydim žmanguciui, daug vyrukų turi, o pas mus kiek yra tiek užimti. Tai žinot ką, vienas moteriškis mes, kadangi Balbieriškis kažkada buvo dvaras, tai mes tokį dvaro šokį pašokį. Kad padarys vienos, tai vienos. Šoksim, šoksim, pona šokį, šito šokį ir to mokį. Šoksim, šoksim, puma kitų, dar pašoksim ir mėkitų. Mėkita, mėkita, mėkicienė, mėkita, 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 mėkicienė, mėkita, mėkicienė, bešokūrė, o mėkita, pašudūrė, mėkicienė, bešokūrė, o mėkita, pašudūrė, mėkita, mėkita, mėkicienė, mėkita, 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 mėkicienė, mėkita. Tai va, kai jums bus liūdna, jūs patrepsėkit šitą. O dar ties tai polkutė, galit biskį paskratyti ir tose sėdynės, jeigu per šalta. O kad jau sėdit, apgražiai sėdit, ruduo, tos meilės melodijos labai klausysis skamba. Tai padainuosiu pabaigai romansuką. Dainuokim kartu, ar bent jau padainuokim. Yeah.
Mes norime įteikti originalią mūsų prisiminimų dovanėlę. Žvangusį, kurio ilgai ieškojom, nes jų nebėra kur pirkavai. Tai va, suradom su mūsų už 10 metų žvangusį. Ačiū Balbieriškio kultūros ir sporto centro Dūmės folkloro ansambliui. Jūs nuostabūs. Dabar jau padovanojau vienų žvangusį, tai jau girdės, kur Dalia Barškinas kabaina. Va. Beje, šakočiai irgi iš mūsų krašto. Tai tikrai paplokim svečiam iš Balbieriškio, ar Balbieriškio. O dabar į scenų kopą svečiai artimiausi, tai iš Varėnos rajono atvažiavo Varėnos kultūros centro folkloro ansamblis Žeire. Sakiau, negražai pristatyti.